Visų pirma, norėtųsi padėkoti. Ačiū visiems už feedbacką, už komentarus. Tai jo, dabar tada grįžtant prie mūsų tematikos, aš pasidalinu tuo, kad iš pradžių galvojau, kad gilinsiuos tik į parametrus ir techninę informaciją, bet aš suprantu, kad techninė informacija yra taip vienu kąsniu, vienu ypu vis tiek nesudorojama, neaprėpiama, todėl pakreipiau šiek tiek įtraukdamas kitokių atspalvių ir labai svarbių ir tai, kas man aktualu, kur aš dabar gilinuosi, į automatizaciją, į efektyvesnį darbą, į workflow ir sistemų susidėliojimą. Tai užgriebsim šitų temų ir aš pasidalinsiu, kaip aš naudoju pats ir įtraukiu kasdien savo darbe, kad gauti daug didesnį efektyvumą, iš tikrųjų, paprastai tariant. Taip, tai dar kartelį. Tiem, kas, aš nežinau, galbūt yra ir žmonių, kurie čia pirmą kartą paskaitoje, tai dar kartelį. Esu Arminas Valūnas ir šiaip, ko konkrečiai nepasakiau praeitos paskaitos metu, tai tikrai rekomenduoju ir sekti Facebook'e arba LinkedIn'e mane. Šiek tiek komunikacija ten ir ten skiriasi. LinkedIn'e gal daugiau dar ieškau tokios strategijos savo krypties, pritaikyta kažkur tai užsienio rinkoms, o Facebook'e galit taip lokaliai daugiau lietuviškai ir būtent tai, kas integruoju tematikas, kurios mums čia vietoje įdomios. Taip, tai tada dar kartelį Armada Studio LT galite apsilankyti ir čia pasidalinsiu skaidrėmis, tai būtent su Armada Studio, tai irgi aš dėliojusiu strategiją ir žadu intensyviai komunikuoti, dalintis know-how, kaip būtent dirbti ir išeiti galbūt iš to net freelancerio statuso, kaip dirbti, įsteigti ir padaryti procesus, sudėlioti, sistematizuoti dirbant studijoje. Ir jo, labai žadu daug komunikuoti būtent per Instagramo accountą Armada Studio _AI, tai pasidalinsiu aš tam skaidrėmis, galėsit sekti ir matyti. Ir šiaip rekomenduoju sekti ir matyti, nes aš pats irgi seku žmonės, kurie mane įkvepia, iš kurių galiu daug išmokti ir taip mes galim neužsidaryti savo tam tokiam burbuliuke. Tai trumpas review, ką mes apžvelgėme. Kągi mes apžvelgėme ir ką išmokome pirmą paskaitą. Tai sužinojome, ar nedalinausi, kaip sukurti juostos efektą ir sulaužiau tuos visus kažkokius stereotipus, kad oi, čia su Midjourney nieko negalima, tik tai plastikiniai portretai ir taip toliau. Apžvelgiau, pasidalinau savo viral vizualiniu turiniu, pavyzdžiais, sukurtais darbais, kurie man pačiam, ypač kai kurie keisai atnešė daug tokio žinomumo, matomumo. Arba aš tai bent sakyčiau, padarė pradžią tam, nes mano kryptyje tai čia yra tik pradžia. Taip, peržvelgiam, kas yra rinkoje, kokie geriausi įrankiai, būtent susiję, gal ne per daug plačiai, bet būtent kas susiję su mūsų tematika, su vizualika, ar ne? Ir pasidalinau, kaip aš pats vedu database, kaip aš kategorizuoju ir kaip valdau tą informaciją Notion template ir kuo jis toks ypatingas, geras ir padarantis mano darbą daug efektyvesniu. Ir jo, šiaip apskritai jums rekomenduoju irgi pasidomėti ir pasimokyti, kaip dirbti su Notion database. Tai neabejotinai klausimas, o kasgi, what's next? Tai šiandien, kaip minėjau, parametrai tikrai bus techniniai ir informacija bus ir dar spės dar ir gal pasidaryti nelengvai kandama. Tai tikrai užteks to techninio krūvio jums šiandien. Toliau pažiūrėsiu įrankius. Ir antroji paskaitos dalis tokia labiau įvairesnė, iš labai įvairių sričių. Tai apžvelgsiu naujienos, kurios įvyko per šią savaitę ir beje naujienos, tai
Būtent su vizualiniu turiniu ir AI įrankiais yra crazy, kaip viskas keičiasi greitai. Kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę vis kažkas įvyksta ir kartais tie upgrade'ai, atnaujinimai yra tokie major, pagrindiniai, dideli. Jo, tai apžvelgsim. Šią savaitę tikrai vyko daug, daug visai tokių stiprių naujinimų. Aš pasidalinsiu savo prognozėmis arba labiau man kažkaip šitoj vietoj rezonuoja žodis predictions, bet jo, gal lietuviškai tebūnie prognozės. Pasakosiu, kas yra brand ambasadoriai ir kaip juos sukurti. Ir pabaigoje laukia dar vienas siurprizas. Tai Midjourney parametrai. Kaipgi tai veikia? Kaipgi veikia tie parametrai? Nu jo, techniškoji dalis. Važiuojam. Settings. Tai visi pagrindiniai parametrai. Aš šiek tiek šitoje paskaitoje daugiau jau pašokinėsiu iš skaidrių į čia. Tai settings jūs įrašot pasvirasis brūkšnys, settings Discord'e, spaudžiate enter ar ne, ir jums išmeta visą bloką su settingsais. Jūs tarsi įlendat į tą backendą Midjourney ir čia galite rinktis, su kuriuo modeliu dirbat, nuo pat pirmųjų, kurie yra blogiausi, iki pat 6 modelio. Ir čia daug yra pasirinkimų. Tai mes, dabar aš jų visų neapžvelgsiu, bet tiesiog, čia yra visi mūsų settingsai, nustatymai. Taip, tada važiuojant toliau. Ir parametrai. Tai AR, aspect ratio, tai reiškia būtent nustatymai mūsų aspect ratio. Ir jį gauname, būtinai prie parametrų reikia rašyti double, tas brūkšniukas, 2 brūkšniukai. Jeigu parašysi vieną, neveiks, jeigu neparašysit jokio brūkšnelio, tai Midjourney nesupras, kad čia yra parametras. Tai parametrai visada rašomi su priekyje 2 brūkšniukais. Ir aspect ratio mes, šiaip iš esmės tuos parametrus visada irgi dedame į prompto pabaigą, nes jeigu viduryje, tai ten būna, kiek aš patyriau, tai ir šiaip confusing, ir Midjourney net išmeta klaidą. Tai visada pabaigoje parametrus dedame ir pagrindiniai mūsų aspect ratio yra, jeigu 16:9, jeigu yra visi mūsų ekranai, kompiuterių, televizorių ir taip toliau, arba mobilūs ekranai, tai yra atvirkščiai, vertical story ir visi story formatai 9:16 ir defaultinis tas nustatymas yra aspect ratio 1:1. Tai reiškia, kad jūs, jeigu jokio aspect ratio neparašysit Midjourney, kuriant promptą, tai jums išmes kvadratą visada. Tai iš esmės šitos 3, vien jau šitos 3 žinant, 16:9, 9:16, jums, sakyčiau, 90% ar gal daugiau net atvejų jūs naudosit būtent šitos aspect ratio. Ir jeigu pažiūrėsim, grįžtant, prisimenant mūsų nuostabius vizualus su juosta, tai jo, tai čia yra Midjourney padarytas, sugeneruotas vizualas ir štai čia yra 16:9. Tada vertikalus storio formatas 9:16 ir kvadratas. Dabar šiek tiek apie negative prompting. Jo, iš parametrų. Aš tam tikrus, dabar tikrai ne visus pereisiu parametrus, nes vėlgi užtruktume labai ilgai, bet tuos, kuriuos, pavyzdžiui, naudojau pastaruoju metu, arba ten šiandien, arba šią savaitę. Tai negative prompting irgi yra toks, sakyčiau, dar neatrastas. Arba tų žmonių, kurie labai jau įsigilinę, tai dažnai naudoja. Aš pats irgi naudoju ir parodau vieną pavyzdį, kur vėliau sukris visi taškai ant ir suprasit, kur čia ir apie ką. Tai aš vienam projektui dariau underwater portretus ir kągi, visur metė, kadangi paprastai yra užtreininta, ar ne, kad underwater, tai jau su
su kaukėm ir su akvalangais, o aš norėjau, kad nebūtų jokių kaukių. Tai aš tiesiog įvedžiau negative promptingą, no mask ir tada gavom tokį rezultatą. Tai negative promptingas yra labai toks neatrastas, bet labai rekomenduoju jį tyrinėt ir išmokt taikyt, nes tada jūs kartais atsitrenkiat į sieną su, jeigu nežinotumėt ir negalėtumėt taikyti to negative promptingo. Ir jis atveria jums, tiesiog optimizuoja irgi jūsų darbą. Gerai, dabar šiek tiek nušoku į įrankius. Tai įrankiai yra, jeigu įrankiai yra šiek tiek kiti dalykai, tai reiškia, kad parametrai yra visi tie, kurie aš, pavyzdžiui, dabar pažiūrėkim. Parametrai yra, kur aš rašysiu kažkokį promptą ir rašysiu su 2 brūkšniukais, 16, 9 ir taip toliau. O įrankiai yra štai čia. Tai reiškia, galima upscalinti ir yra 2 opcijos, kaip matom. Subtle and creative. Tai subtle tai bus toks, pavyzdžiui, turim šitą vizualą, tai aš jį upscalinsiu, padarys jo didesnę rezoliuciją, nes iš esmės mes, kai gaunam tą defaultinį kažkokį tai vizualą, tai jis būna prastos kokybės, ten užtenka gal max 720 rezoliucijai, tai Full HD net neužtenka. Tai mes, jeigu mes norim Full HD arba ten 4K, tai mes visą laiką turim upscalinti. Ir upscalai yra, kaip minėjau, 2. Tai reiškia, kad šitas bus panašus į, šiaip galiu paspausti, tarkim, pažiūrėsim, ką. Tiesiog bus upscaling panašus, o čia, tarkim, upscale creative bus kažkoks, upscale creative gali jis prikurti biškį daugiau detalių ir kažkokių tai niuansų pakeisti. Tai kai norit, kad galbūt kažkaip labiau ten pakistų jūsų paveiksliukas, tai galite naudoti creative funkciją. Jo, dabar dar toliau vary, tai apie vary dar šiek tiek, ar ne, pasižiūrėkim. Tai jo, čia upscalinam, pažiūrėsim. Dabar tas vary region, tai kur jau vakar praeitą savaitę pasakojau, kad keičiau vaikų linijos animacijoje, keičiau emocijas. Tai aš irgi dar kartą grįžtu prie mūsų juostos nuostabių portretų ir įrašau štai happy woman wearing Ray-Ban sunglasses ir gaunu tokį rezultatą. Tai šiaip galim pabandyti truputėlį pažaist, pažiūrėt. Ir beje, upscalas, kadangi Midjourney veikia taip, kad naudoja jūsų fast hours ir reiškia, kaip tas subscriptionas, tai ten yra valandos nurodytos. Tai reiškia, nesvarbu, kiek jūs ten tų imidžių kuriat, bet svarbu tai, kiek jūs, pavyzdžiui, upscalas naudoja daugiausiai laiko. Ir jeigu visus imidžius upscalinsit Midjourney, tai labai greitai išnaudosit visą savo subscriptioną. Tiesiog pasidalinu tokiu insight. Tai tarkim, čia kažkokiu prisigeneravau dalykų, pascalinkim mūsų trečią portretą ir pabandom padaryti vary region. Ir, tarkim, pasižiūrėkim, kas bus. Aš nesakau, kad visada yra tobuliausias rezultatas, bet pakartokim tą of a happy woman. Šitą dabar aš ištrinsiu. Wearing Ray-Ban sunglasses. Ok. Ir spaudžiu Enter ir per tą laiką sugeneruos. Tai pasižiūrėsim, jis pateiks mums 4 rezultatus, 4 variacijas ir mes išsirinksim kažkurią geriausią. Ir jeigu neturėsim geriausios, tada jau galima žiūrėti toliau, galbūt kažkoks tai mūsų promptas netinkamas, arba kartais tie imidžai nebūtinai taip visada gerai veikia, tada reikia žiūrėti kažkokius kitus pasirinkimus. Taip, dar matot, yra, irgi pasižiūrėsim pačio Midjourney, bet yra rodiklės, tai reiškia, jūs galit
pratempti paveiksliuką. Jeigu jums, pavyzdžiui, aš sugeneravau šitą vyruką ir man trūksta, vat aš noriu, kad jo biški dar ir čia veido ir kompozicija pasikeistų, tai aš spaudžiu šitą į dešinę penų ir jis tada man padaro, praplečia ir sugeneruoja šitą dalį, vat būtent. Arba dar kitas irgi labai dažnai naudojama funkcija yra zoom outint, tai reiškia, jis sugeneravo tokį portretą, bet labai apkropintas, labai man trūksta, tarsi gal ir paviršių, viršugalvio ir smakro. Ir aš tiesiog zoomautinu ir jis man sukūrė, vat išzoomautino į šitą. Šiaip zoomout aš labai dažnai naudoju, nes labai dažnai zoomauto reikia. Reikia, kad kompozicijai patvarkyti ir taip toliau. Taip, pažiūrėkim. Opa, sukūrė mums 4. Nu, vat, matote, pavyzdžiui, šituo atveju nepataikė tobulai, toks pasidarė šitas užvairavo. Ir į band glasses tokie biški per aukštai. Čia gal artimiausias, bet ir tai. Taip, važiuojant toliau, tai jo, tai tas vyrukas, tai vat galime irgi pasižiūrėti. Jeigu šita mergina dar tęsiant, tai yra šitos rodiklės, kur jūs galite pratęsti foną į vieną ar į kitą pusę. Ir zoom outas yra 1,5 karto, 2 kartai. Bet jūs turite žinoti, kad kuo daugiau atsidūminat, tuo daugiau jis iškraipo visą tą foną. Dėl to siekiant geriausių rezultatų, tai reikia taip subtiliai visą tai daryti. Tai va, zoom outas labai puikiai veikia. Tile. Dar dabar grįžtu truputėlį į parametrus. Jo, tai parametrai, nes norėjau būtent šitoj vietoj parodyti use case, kur aš naudojau parametrus. Tai vėlgi tile, prompto pabaigoje naudoti su 2 brūkšniukais ir parašyti būtent keywordą tile ir tada mes gaunam, taip žiūrim, orange slices on a teal background, Unreal Engine, Cinema 4D, seamless pattern, background ir aš pažymiu tile. Ir kągi jis man duoda būtent pasirinkimą. Tiles duoda funkciją, kad mūsų backgroundas pasidaro seamless. Reiškia, iš kurios pusės aš bedėsiu tą patterną, jis man prasitęs be jokių nutrūkimų. Ir čia aš sudėjau 4 paveiksliukus į vieną nesibaigiantį patterną ir aš jums galiu įrodyti, kad tai padariau. Tai jeigu va čia pažiūrėsime, matot, čia yra 4 atskiri paveiksliukai ir mes, jeigu juos dėtume, pavyzdžiui, 4 dar prie 4, jie never ending būtų. Visą laiką seamless. Ir tai aš kaip dizaineris šitą funkciją dažnai naudoju. Ir dabar parodysiu, pavyzdžiui, praktiškai, kur aš ją panaudojau. Pavyzdžiui, newsletteris, naujienlaiškio dizainas, ir aš naudoju backgroundui ir visam dizainui integruoti ir produktui atspindėti. Čia beje yra iš projekto, kur aš kūriau pasinaudodamas ChatGPT, visą brandingą, ChatGPT insightus, strategijas, kūrybinės įžvalgas, tikslinės auditorijos analizę ir taip toliau, pasinaudodamas būtent šituo įrankiu ir sujungdamas su Midjourney, ir aišku, su visais softais vizualinių įrankių. Aš gaunu visiškai, kaip aš įvardiju, kombo derinį, nemirtingą, kaip ten rašo God's Mode YouTube. God's Mode gaunu, kur aš galiu viską sukurti. Ir čia dabar dar pasidalinsiu, tai būtent šitam projektui ir buvo, sukūriau su AI įrankiais logotipą, pavadinimą, beje, irgi čia GPT sugalvojo, sukūriau mockupą, jį užbrandinau, kažkokios tai vizualizacijos, vizitinės, mockupai, čia beje irgi dalinausi insightais su tais, kurie prisijungė prie Advanced kurso. Tai dalinausi insightais, kaip sukurti geriausius mockupus. Ir čia irgi yra labai svarbu,
labai naudinga, nes jeigu mes dirbam su dizainais ir mes norim vizualizuoti, mes norim papasakoti klientams, parodyti, visada geriausia yra kuo aiškiau parodyti vizualiai, tada mes jiems ir kaip tada nėra vietos ten kažkokiem neaiškumam, o aš kitaip įsivaizdavau, arba kažkokiem nesusikalbėjimam. Tai aš su Midjourney sukūriau mockupą ir vėliau jį užbrandinau. Tai kaip matot, viskas siejasi visiškai, kur aš kalbėjau, kad tie įrankiai, pavyzdžiui, mano asmeninis tikslas yra, arba ne tai, kad gal tikslas, bet mano suvokimas ir tai, kaip aš dirbu, operuoju ir mokausi, tai aš įvaldau tuos įrankius būtent tikslingai. Pavyzdžiui, jeigu ChatGPT, tai aš nesimokau visko, ten matematika, data analizės, tas, anas, trečias, kas man nėra aktualu, bet aš atrandu ir suprantu, kuri man kryptis labai svarbi, pavyzdžiui, ChatGPT for branding, ChatGPT for storytelling, kaip sukurti skriptus, įdomias istorijas. Ir aš tada jau yra horizontalusis mokymasis ir vertikalus, aš tada einu į gylį, kuo giliau ir tampu ekspertas būtent toje sąlyginai siauroje nišoje, bet aš įvaldau tobulai tą įrankį, būtent šitoj dalelytėj. Tai aš nešokinėju ir nebandau ten išmokt su tuo pačiu ChatGPT visų ten kažkokių tai sričių, kaip scraping, ten tas, anas, trečias, dar kažkas. Yra begalės use case'ų, bet jūs, čia truputėlį užsivedžiau, bet toks yra man, šiaip aš dažnai susiduriu su žmonėm, kurie, jeigu duočiau pavyzdį, ir šitas yra svarbu, tai jeigu duočiau pavyzdį, tai jūsų, pavyzdžiui, sėkmingas projekto tikslas yra nueiti į supermarketą, nusipirkti produktų, grįžti, pasigaminti, valgyti, kažkokį patiekalą, pavalgyti ir būti sočiam. Viskas, jūs esate sotus, jūs nemirsit. Tai tas pats būtų kaip situacija, kad žmonės, ką daro, jie nueina į supermarketą ir jie sako, čia yra šitas 100 milijonų produktų, man reikia juos visus ištyrinėti. Ir jie dar po savaitės būna negrįžę iš to supermarketo ir galų gale iš viso gali mirti iš bado, nes vis dar bando išanalizuoti visas prekes esančias. Tai tų įrankių yra milijonai ir jums reikia neeikvoti ir negaišti savo laiko bandant vis naują įrankį, bet reikia pasirinkti vieną įrankį, kažkokią nišą, kur būtent jūs turit ir norit padaryti, sukurti, efektyvinti savo darbą ir nerti kuo gilyn. Ir tokiu būdu jūs galėsit sujungti visą tai ir sukurti ir patapti tokiais efektyviais ir patraukliais rinkoje kūrėjais. Tai toks. Ir beje, paradoksas, kad būtent tie, kurie sugebėjo nueiti į tą supermarketą ir nusipirko gal ten duonos ir sūrio ir grįžo ir pasidarė sumuštinį ir vis tiek jau yra sotus. Ir jie vis tiek yra pranašesni už tuos, kurie delusional ten kažkur vis dar 7 dieną klaidžioja ir bando perskaityti visas etiketes. Tai toks mano palyginimas. Gerai, važiuojam į naujienas. Prieš tai dar gurkšnelis arbatos. Naujienos, Midjourney pradeda leisti savo website kaip įrankį, tai jūs jau galite, nereikės jums, kažkada nereikės jums jau į Discord'us eiti ir visko setupint, bet jie taip rolloutina po biškį ir, nežinau, per mano patirtį tai dar užtrunka ten kokį mėnesiuką ar panašiai. Tai tikrai ne būtent mūsų kurso dalyviams, tai gali būti, kad labiausiai tikėtina, kad mes vis tiek per Discordą dirbsim. Bet tai yra gera žinia, nes Midjourney tai tiesiog gal tam su online įrankiu yra, būtent praskipinam tą žingsnį, kur ten reikia viską setupint ir žmonėms paprasčiau. Antroji Midjourney naujiena, Stylize Reference, tai dvigubas brūkšniukas sref. Midjourney išleido naują
funkciją, kur jūs galit parodyti, tarkim, štai aš sukūriau vizualą ir ir turiu kažkokį stylized reference, kad aš noriu, kad būtų taip, kaip būtent šitas komiksinis artisto referencas. Ir aš naudodamas tą funkciją gaunu tokį rezultatą. Tai čia dar taip, žinoma, vėl galima kritikuoti, reikia bandyti, neveikia viskas taip visiškai tobulai, bet jau arti to ir jūs galit gauti labai įdomių rezultatų su tuo būtent sref funkcija. Ir taip pat aš čia vėlgi, aš padariau kartą, ar ne, bet toliau, pavyzdžiui, nuo šito atsispiriant būtų galima tyrinėti, vėl eiti į gylį. Tai galima būtų tyrinėti su image weightais, su prompt weight vadinamais, kuriuos panagrinėsim advanced kurse. Tai šitie, čia jau žengiam dar giliau į tą multipromptų kūrimą ir tada gauti neabejotinai labai gerus rezultatus. Tai stylized reference yra visai big deal, iš tikrųjų. Kai žiūrėjau internetus, aišku, ten visada būna, kad kai išleidžia kažkokią naują funkciją, tai influenceriai ten sako, wow, it's game changer, bet po to, kaip čia, kūrėjai po to jau parodo iš tikrųjų, ar labai jau daug use case'ų, bet aš manau, kad šitas jis labai suefektyvina ir sugreitina darbą, nes anksčiau vėlgi reikėdavo labai daug dėlioti referencų ir multipromptų daryti. Alright, ir dar viena naujiena, tai yra Voice Library. 11 Labs išleidžia Voice Library, kur jūs galėsite patys, pavyzdžiui, jūs turit nuostabų balsą, parodysiu dabar vieną video, jūs turit nuostabų balsą ir norit įdarbinti savo balsą, tai jūs galite siųsti būtent į 11 Labs database įrašę savo kažkokį balso įrašą ir pagal tai užtreinins jūsų balsą ir kuo daugiau naudos žmonės ar ne, tuo daugiau jūs galėsite užsidirbti. Tai dabar trumpai parodyčiau galbūt kažkur. Introducing Voice Actor Payouts. Now you can create an AI voice and earn while you sleep. I can do what? Just upload as little as 30 minutes of audio, fill in a few details, and our AI can create a voice that's ready to be used in projects worldwide. Puikiai. Tai dabar, kaip sakant, kodėl tu, Arminai, tai rodai? Jo, tai yra labai svarbu ir iš tikrųjų viskas tuoj sukris į savo vietas ir visi connecting dots įvyks. Tai 11 Labs, sukūrė tokį dalyką ir tai yra nuostabu. Ir dabar šiek tiek pereinu prie savo prediction prognozių, arba iš tikrųjų aš žinau, kad tai bus, bet kad nieks manęs nenuteistų, aš visgi sakysiu prognozės. Ir beje, šitoje vietoje iš tikrųjų aš šiaip rekomenduoju, aš apskritai darau tokį pratimą, prognozuoju dalykus, tai reiškia, kad leidžiu savo fantazuoti, leidžiu savo bandyti nuspėti, kas įvyks, turint su šita duomenų baze, su duomenimis ir viskuo, žiniomis, ką aš turiu, aš bandau nuspėti, kas bus ateityje. Ir tai yra labai įdomus žaidimas, vien iš tos pusės, kad jis labai lavina fantaziją ir apskritai lavina protą. Tai ir dar yra naudingas iš tos pusės, kad jūs juk nenorit būti uodegos gale. Vat būtent sėkmingų žmonės irgi vienas yra bruožas, skiria tuo, kad jie sugeba matyti trendus, anksti iššokti ir jais ant jų važiuoti, ant tos bangos plaukti ir pasinaudoti, ir jie nelieka kažkur uodegos gale. Tai mano prognozija, o iš tikrųjų aišku žinojimas, kad greitų metų bus brandų ambasadoriai, kurie veiks kartu įgalinus AI automatizaciją. Tai dabar šiek tiek viskas tuoj susidėlios į visus taškus. Tai dabar dar šiek tiek apie video tipus noriu pakalbėti. Iš esmės yra
šitam kontekste galbūt sakyčiau trys tipai. Yra kalbančios galvos ir visi matė turbūt tuos DID ir visus kitus įrankius, kur ten jūs galite kelti savo foto ir ten jie robotiškai kažką kalba. Ir turbūt šitas nelabai paeis, tikrai nepaeis. Tada yra kitas video tipas, kur yra kalbančios galvos plus dingimo kadrai. Nu, tai čia apskritai visi intervai ten. Kažkas tai kalba, mums nuobodo, įdeda kažkokius dingimo kadrus, stambekus, kažkokios rankos ir visi tie irgi tokie yra stereotipiniai, klišiniai ir iš esmės mums jau neįdomu tai žiūrėti. Ir trečias šituo atveju, gal pirmas būtų tipas, kur iš tikrųjų yra gerai parašyta istorija, sudėliotas skriptas, yra video turinys, yra dingimo kadrai, yra užkadrinis balsas. Ir tokiu atveju mums net nereikia kažkokių daryti tų kvailų imitacijų, kur ten dedam tuos žmonės, avatarus ir ten matosi, kad ten viskas su jai sukurta. Tai visiškai, yra ne apie tai, čia yra apie kūrimą kokybiško video kontento, turinio, kuris kuria vertę ir žiūrovui ir iš esmės yra malonus ir estetiškas ir įtraukiantis. Tai dabar šiek tiek apie būtent tą automatizavimą ir kaip aš dariau. Okay? Tai aš susikūriau kūrybinės idėjos, neabejotinai man ir jums rekomenduoju. Jūs galite susikurti, tarkim, aš nieko nežinau, blank page, yra toks blank page ir jūs galvojate, ko čia man pradėti. Tai jūs neabejotinai galite keliauti į ChatGPT, ten sukurti savo visas idėjas. Okay? Turite idėjas, turite kažkokias iš paukščio skrydžio idėjos, tada jūs, beje, aš sukūriau savo Visual AI Strategist. Tai vėl, čia yra labai svarbu. Kuriant du patys svarbiausi niuansai su ChatGPT. Tai vienas, jūs, jeigu šiaip random ir su tais visais nemokamais įrankiais duosit klausimus, jūs gausit tuos visus ganėtinai generic atsakymus. Todėl geriausias būdas, pati pradžia, foundation pagrindas yra sukurti savo GPTs, pavyzdžiui, AI Strategist, kuris yra sukonfigūruotas jau taip, kad jis man duoda, jis yra kaip mano coacheris. Iš tikrųjų, aš turiu nemokamą coachį. Tai aš ateinu pas jį ir jis jau man duoda išekstraktintą ir tikslingą informaciją, kaip man geriausiai judėti. Ir antras dalykas, labai svarbus, ko kažkodėl niekur negirdžiu jokiuose kursuose, follow-up questions. Jūs negausit, nereikia net bandyti, nėra jokio tikslo bandyti vienu klausimu viską išspręsti. Jūs užčiuopę kažkokią tai įdomią jums temą, tarkim, pasakot kažką sukurti, aš pasakiau, provide 10 ideas for advertising concepts. Ir aš tada, šiaip nebūtinai šitą naudoju klausimą, bet aš duodu vieną kažkokią užklausą ir tada jis man duoda kažkokias 10 idėjas. Aš tada iš tų 10 idėjas išsirenku vieną ir diginu toliau, gilyn, kol išskaidau, turiu kategorijomis, subkategorijomis, nišomis, skirtingom tiksliniam auditorijom ir taip toliau. Turiu visą puokštę labai aiškiai ir konkrečiai pasiekiamų ir būtent tai tiksliniai auditorijai komunikuojamų temų, žinučių, idėjų. Ir tada aš susidėlioju komunikacijos strategiją, savo Notion template, kur būtent ir yra visos temos, skriptai, kategorijos ir būtent kryptis, kuriomis aš judėsiu. Tada trečias žingsnis, aš grįžtu į ChatGPT ir sakau, pagal šitą ir šitą temą sukurk man skriptą. Aš gaunu tą būtent skriptą sukurtą, aš keliauju į 11 Labs ir sugeneruoju voiceoverį mano vizualiniam turiniui. Tada pagal tai sukuriu statinius vizualus, kuriuos vėliau animuoju arba kažkaip kitaip užjudinu, ar nebūtinai kartais užjudinti, jeigu atvirai žmonės irgi pasimauna. Arba aš naudoju, iš tikrųjų, pavyzdžiui, parodysiu, aš naudoju nebūtinai AI vizualus, aš naudoju video, aš naudoju stoko medžiagą, viską aš naudoju ir viską integruoju kartu. Ir galų gale sumontuojam final video
Okei, tai vat čia šitoj vietoj čia įdėjau skaidrę iš filmuko ir noriu pasidalinti. Pažiūrėkim. The paradox of choice is like when you go to a store to buy ice cream and there are so many flavors that you just can't decide which one to get. You might think having lots of choices is good, but actually it can make you feel worried about picking the perfect one. And even after you choose, you might keep thinking about all the other yummy flavors you didn't pick. So having too many choices can make you feel more confused and less happy with what you finally choose. Don't get stuck in a paradox of choice. Use the workflow that I created and save tons of time. Check the new AI animation course now. Ir dar po to pabaigoje įdedam kažkokį tai call to action, check now and get free gift, Ok, tai, bet aišku, jūs, aš sutinku, kad jūs sakytumėt, Arminai, bet, o ką žinau, tai video kaip video, viskas čia neblogai, video kaip video. Bet šitoje vietoje yra labai svarbus niuansas. Aš kalbėjau apie AI brandų ambasadorius ir aš šituo atveju esu pats geriausias pavyzdys. Aš esu brando ambasadorius. Savo brando, savo AI Animation mokyklos, savo Armada studijos brando ambasadorius ir aš, kaip minėjau, sukuriu visas strategijas, visą kontentą ir judu į priekį ir tada kuriu tuos video, kurie kuria vertę žiūrovams, kuriuos aš dalinuosi know-how įvairių knowledge'ų ir dabar esmė tokia, kad tai nėra šiaip mano balsas. That's the point. Dabar geriausias triksas yra tas, kad jeigu pažiūrėtume į AI Voice Generator, tai aš užtreininau savo balsą. Čia ką žiūrėjom per 11 Labs, kad jūs galite nusiųsti ir užtreininti savo balsą. Tai aš užtreininau savo balsą. Tai esmė tame, kad jūs galite padaryti daug dalykų nuostabių ir pamatizuoti viską ir viską sukurti. Ir turim 5 minutes, kadangi nieks neturės klausimų, tai gal tiek ir užteks. Tai ir finally, tai viskas taip susideda į vieną kūrinį ir tada aš turiu 1000 skriptų. Okay. Tada aš turiu 1000 skriptų. Nebūtinai 1000, kol kas juos kurio, bet galima turėti neribotą kiekį skriptų ir jūs gaunat savo būtent vizualinę visą kampaniją sukuriat. Ir paskutinė staigmena jums, tai vat labai gerai 5 minutės ir mes viską pažiūrėsime. Tai paskutinė staigmena jums, mes kursime būtent video animaciją ir dabar aš parodysiu ją. Ir beje, Underwater Coral Reefs, tai ir yra toks coral bleaching yra procesas, efektas, kai koralai pabąla, miršta ir kartu su jais miršta visa augmenija, gyvūnija ir visa gyvybė. Ir tai yra labai svarbu ir tuo pačiu labai baisu. Ir dėl to, kad aš iškomunikuočiau beje animaciją ir visa vizualika būtent ir gali jums padėti skleisti žinią, papasakoti, kokios jūsų vertybės, ką jūs norit pasakyti pasauliui, ką jūs norit, kokią žinutę skleisti ir komunikuoti. Tai būtent aš naudodamas šitais visais įgūdžiais, aš ir skleidžiu ir komunikuoju savo vertybės. Tai ok, dabar tada check this one. Water, the essence of life. A substance so pure, it is the mirror to our soul, the lifeblood of our earth. Every drop tells a story of journey, of survival, and of the delicate balance that sustains all life. Beneath the waves lies a hidden treasure of our planet, a kaleidoscope of life, the coral reefs. Protect the reefs
our future. The time is now. Taip, tai yra animacija, kurią aš sukūriau jums ir sau, ir komunikuoju savo vertybės, ir skleidžiu kažkokią tai žinutę, mintį. Tai iš tikrųjų mes kitą paskaitą, kitą trečiadienį, tai būtų 21, ar ne? Kitą paskaitą trečiadienį 11 valandą analizuosim ir aš dekonstruosiu ir parodysiu pagrindinius principus, kaip aš sukūriau ir šį video ir mes išmoksime, sužinosime vėlgi tą visą workflow ir jūs galėsite tokius, naudodamasi tais žingsniais, tuo workflow, jūs galėsite patys kurti nuostabiausius video animacijas